Pagaliau. Atėjom. Sunku net patikėti. Jo. Labas rytas iš kalnų, 12 diena prasideda. Štai mes jau valgom netgi po 2 kiaušinius, apetitas sugrįžta. Geriam karštą vandenį ir vienas svarbiausių pusryčių dalių tai yra vaistai, antibiotikai nuo įvairių parazitų ir apsinuodijimų, kurios gersim, kalnų ligos vaistai, tada nuo skausmo vaistai ir dar visokių daug vaistų. Čia dalį tų vaistų mes ir išgersim pusryčiam. Tai va, tokie 12 dienos reikalai. Labas rytas suraitytas, iš virtų kiaušinių padarytas. Labas rytas iš kalnų. Tai naujas rytas, nauja diena, naujos jėgos. Kurių pagaliau yra. Taip, tai kylam, pradedam kilti į Everesto bazinę stovyklą ir tikimės ją pasiekti. Planas minimum ją pasiekti, planas maksimum iki kokios Labučios gal nueiti netgi šiandien. Nu, bet čia jau... netikiu, bet čia jau labai... Žygimantas gerai nusteigęs. Bet čia labai toli dar jo šiandien. Tai va, tai nuotaikos geros, sveikatos irgi neblogos. Kas dar? Nieko, aš labai džiaugiuosi, kad mes šiandien einam, atrodo, turim pakankamai jėgų, kad pasimėgautumėm tą bazinę stovyklą, nes vakar tai buvo tiesiog išgyvenimo režimas. Nu, turim ir laiko pakankamai viskam. Taip. Bet esmė tai vis tiek ant to akmens nusifotografuoti ir... Kad visi žinotų, jog buvom. Kad tikrai buvom, kad nesufotoshopinta. O gal? Tai va, tai... Judam ir žiūrėsim, kaip čia kas seksis toliau. Ne pirmą kartą mes sugebam kažkaip užlipti ne ten, kur reikia. Mes užlipam aukščiau, o magaliukai eina tą keliu apačioj. Taip biškelį teks apsisukt ir eit žemiau. Čia keliautoja iš Pakistano. Ją su vyru sutikome praėjusį vakarą. Jiedu užsiminė, kad Everesto bazinę stovyklą bandys pasiekti antrą kartą. Pirmą jį sugadino pablogėjusi jo sveikata. Panašu, jog šis kartas, keliaujant žirgu, turėjo būti sėkmingas. Jos vyrą matėme kiek toliau, skubantį iš paskos pėsčiomis. O, pavyzdingai keliautojas praleidžia, besileidžiantis praleidžia kylančius. Nerašyta, bet pasitvirtinus taisyklę daug kur taip darė, daug kur mes taip darėm. Tai džiugu, kad supratingi keliautojai vieni kitų atžvilgių.
Spėkit, kas yra čia už mūsų. Everesto bazinė stovykla. Pagaliau mes ją beveik pasiekėm. Liko tik nusileisti, šiek tiek pakilti ir būsim savo išsvajotame tiksle. Aš tai labiausiai nuotraukos prie to akmens laukiu. Tai einam ieškoti akmens ir susitiksim jau ten. Neįtikėtinai gražu. Jie eina jakai į bazinę stovyklą. Štai čia bazinė stovykla. Ir Kumbu ledynas. Ten pradžia į Everestą kopti. Ir tas mažas antram plane kalniukas atrodantis yra didžiausias pasaulyje kalnas. Varvekliai štai kabo. Būtų tobulas paplūdimys, jei nebūtų toks šaltas. Paskutinė atkarpa iki Everesto bazinės stovyklos gan sudėtinga. Reljefas nelygus ir labai uolėtas. Kelyje stūkso ir dideli, ir smulkūs akmenys, kurie dažniausiai nestabilūs. Reikia tikrai atidžiai žiūrėti, kur statai koją. Pagaliau. Atėjom. Sunku nepatikėti. Jo, bet atėjom. Dabar einam pasidžiaugti tiesiog. Ir nuotrauką pasidaryti. Taip. Ant to akmens. Va kaip ten darosi. Labai geras akmuo. Kiti. Tikrai labai geras. Tai ką, pasaulį. Ką? Atėjom į Everesto bazinę stovyklą ir tradiciškai mušam snikerius. Draugystės snikeriai. Ir valgom. Taip, saugojam iki čia jos. Smagu. Kaip jauties įveikęs šitą? Daug praėjom iki šiandien. Net nežinau. Fiziškai tai šiek tiek pavargęs, psichologiškai tai daug daugiau psichologiškai pavargęs jaučiuos. Aišku, atitrūkęs nuo ten kasdienybės visų ten reikalų, darbų, paskolų, namų, rūpesčių. Čia tai taip sakant, galva prasivalė nuo tų dalykų. Tai smagu, labai įspūdžių daug. Tai dar ne viskas susigulėja. O tu kaip? Fiziškai aš irgi nežinau, ar čia buvo labai didelis man iššūkis. Psichologiškai gal tikėjaus didesnio iššūkio. Bet man tiesiog gal buvo įdomu pažiūrėti, kiek aš gebu su savim susitvarkyti.
Nes suprantu, kad šitą kelionę jinai ir yra labiau psichologinė, ne fizinė. Taip daugelis keliautojų sako. Tai kažkaip gal labai gerai save vertinu, bet manau, kad man pavyko. Nebuvo tokių akimirkų, kur kažkaip būtų sunku labai. Tas išėjimas iš komforto zonos leidžia suprast, kaip gerai mes ten gyvenam. Tai savo Lietuvoje ir kartais nieko nevertinam. Vaizdai tai pasakyšiai. Tikrai bus daug ką atsimint. Bus daug ką atsimint senatvėj. Jau planuoju po kelionės pensiją? Ne. Šiaip galvoju, kad gal ne paskutinė čia ta kelionė čia. Taip sakant, čia daug daugiau yra daug vyresnių už mus žmonių. Didžioji dalis. Čia gyvenimo būdas, man atrodo, yra. Arba tu jį renkės, arba ne. Matėm, kaip žmonės pasiduoda. Matėm, kaip ir negali eiti, nes kažkokia liga ar kažkokia problema stabdo. Ir verkia žmogus, nes negali išeiti. Visa komanda eina, o jį guodžia ir išeina, o jis vienas lieka ir ašaras braukia. Tai. Kaip sako, kalnai yra negailestingi. Bet aš vis tiek tikiu, kad labai daug priklauso ir nuo mūsų vidaus čia. Nes žiūrint į tave prieš tas kelias dienas, atrodo, kad tu esi tas žmogus, kuris negali eiti, bet ėjai. Per dieną nuėjai 3 kilometrus, bet nuėjai. Tai čia, žinai, yra pasirinkimas turbūt. Dėl to tai yra tas psichologinis momentas, kuriam kiek tu esi stiprus ir kada tu pasiduosi. Nes kalnai tau suteikia labai daug šansų pasiduoti. Kur tu net atrodo galės savęs nekaltinti, nes iš tikrųjų yra labai sunku fiziškai, emociškai. Kur net pradedi galvoti, gal aš mirsiu čia. Tuose kalnuose man taip blogai, bet vis tiek nepasiduodi. Tai žodžiu, jeigu norit savo iššūkio gyvenime, varykit čia. Taip vyksta tos fotosesijos ant to išsvajotojo akmens, kuris žymi Everesto bazinę stovyklą. Grupės bendras nuotraukas daro ir kiekvienas grupės žmogus, dalyvis irgi nori atskirai nusifotografuoti ant akmens, tai jie keičias. Tas viskas užima laiko, per kurį galima gan stipriai ir sušalt, nes čia vėjas pučia gan vėsus ir gan stiprus. Taip ir atrodo ta Everesto bazinė stovykla. Vieni laukia, vieni fotografuojasi, o likę, nusifotografavę jau, eina apžiūrinėti Kumbu ledyno iš šiek tiek arčiau. Einu pas Gerdą, kuri jau apžiūrinėja ledyną iš arčiau. Pamatyti, kaip jisai dar atrodo geriausiai vietoj, kur išsilaikęs. Sveiki atvykę į edukaciją su nepaliautais. Ne, bet jeigu iš tikrųjų, tai mes norėjom truputį papasakoti jums, ką čia matom. Tai esam Everesto baziniai stovykloje jau ir paprastai, va čia, kur matot šitą visą lauką, jeigu šiuo metu būtų balandžio arba gegužės mėnesis, tai čia būtų daugybė geltonų oranžinių palapinių, nes žmonės, kurie kopia jau į Everesto viršūnę, jie dažniausiai savo kopimą pradeda nuo čia. Bet kadangi mes keliaujame lapkričio mėnesį,
Tai yra puikus sezonas pasiekti Everesto bazinę stovyklą, bet visiškai netinkamas sezonas kopti į viršūnę, todėl ir nematome tų palapinių. Dar kas yra galbūt įdomu, tai visas šitas sniego dariniai, kurie atrodo kaip sniego dariniai iš pirmo žvilgsnio, tai yra garsusis Kumbų ledynas, kuris, jeigu taip pažvelgtumėm aukštyn, tarytum kopia ten aukštyn, tas ledynas driekiasi aukštyn į kalną ir būtent žmonės, kurie kopia į Everesto viršūnę, tai nuo bazinės stovyklos, kur esam dabar mes, norėdami pasiekti pirmąją Everesto bazę, tai kitaip tariant, čia yra Everest Base Camp ir tuomet eina Camp 1, Camp 2, Camp 3 and Camp 4. Tai vadinasi yra 4 stovyklos pasiekti viršūnę. Tai nuo bazinės stovyklos iki pirmos stovyklos jų tikslas yra pereiti būtent Kumbų ledyną. Jis yra labai pavojingas, todėl jie dažniausiai pradeda kopti labai anksti ryte, apie 2 valandą nakties ir tikisi iki ryto pasiekti pirmąją savo stovyklavietę, nes dienos metu kopimas tiesiog yra per daug pavojingas, nes dieną pakyla saulė, ledynas tirpsta ir atsiranda tiesiog didelė tikimybė įvairioms nelaimėms. Tai žodžiu, šitas ledynas, tikriausiai esat matę filmuose, dokumentikose, yra gana pavojingas ir netgi manoma, kad nuo bazinės stovyklos iki pirmojo kempo tai yra viena sudėtingiausių Everesto kopimo dalių, būtent dėl šito ledyno. Ir jeigu bandytume dabar suvokti, kuris tas kalnas yra tas Everestas, nes atrodo visi dideli, visi snieguoti, tai įdomu yra tai, kad būtent iš čia Everestas nesimato taip gerai, kaip galbūt norėtųsi. Ir ne tas gerai matomas kalnas yra Everestas, bet už jo antrame planetas mažytis kalniukas ir yra didžiausias pasaulyje kalnas Everestas. Tai nežinau, ten kažkaip pafilmuosim, pamatysit. Tai va, tai žodžiu, iš bazinės stovyklos Everesto matomumas nėra toks geras, kaip galėtumėm tikėtis, bet jausmas būti čia yra nuostabus ir to ir džiaugiamės. Paskutinį kartą iš arčiausiai, kaip galėjome, pasigrožėjome jo didenybės kalną Everesto viršūnę ir pro bazinę stovyklą žyminti akmenį pasukome atgalios, Gorakšep kaimelio link. Tačiau toli nenuėjome, stojame pasirinkti suvenyrų iš bazinės stovyklos. Gerda ieško akmenukų, mažiukų, o aš tokį nemažą radau, bet tokį širdžiai gan mielą. Tuoj parodysiu. Va tokį. Bet aš tik kokį aš gražų padėklą. Nori, nenori, primena Lietuvos formelę man. Vežtis nesivešiu namo, bet kažkaip gražiau padėti reikia jo jį čia. O ką čia Gerda rado? Čia yra sūrių lėkštė, tiesiog prisipjaustai sūrių ir pateikiu. Tai bent jau lietuviškų gal? Tai taip, nuvarškė sūrio, džiugo sūrio, patiekiu su džemuku, medum lietuvišku ir laukiu svečių. Ir dar va kaip blizga. Tai žodžiu, renkam akmenukus, nes Lietuvoje mažai jų. Tai, bet suvenyrų visą laiką smagu kažkokį įdomesnį rasti. Tai einam, pasižiūrėsim dar prieš išeinant. Kaip taręs, taip ir padaręs, einu padaryti. Padėti šitą Lietuvos formą primenantį akmenuką į garbingesnę vietą nei tiesiog ant žemės. O, paremiu čia su vaizdu į Everestą. Tegu visi žino ir mato, iš kur keliautojai čia atkeliauja.
Ir taip padėjęs akmenuką, tik atkirpiau dėmesį, kad čia yra toks iškilimas aplinkui. Matosi. Nu, nežinau kaip jum, bet man kaip žemaičiui panašu, kad čia gali būti ir Žemaitija. Nu, bent jau pritemt galima. Tai va, nes į Everestą ir į Everesto bazinę stovyklą kopia ir žemaičiai. Žemaitė. Kas karščiausiai nusiteikęs mūsų kelionės dalyvis? Ponas su šortais. O fone žmonės su pūkiniam striukėm ir kelniam. Ant vėjo šala. Bet jam geriau, nes mažiau nešt svorio, tai fain. Na ką, tai va su viena grupelė ir jau grįžinėjam nuo tikslo. Smagu buvo pasiekti tikslą. Geras jausmas. Procesas, aišku, visada svarbiau negu tikslas. Bet kai pasieki tą tikslą, išplūsta labai geras jausmas. Tai Everesto bazinė stovykla. Ček. Įveikta, jo. Tai va, tai tiek kol kas ir judam, nes dabar kelias tik lengvyn. Grįžom į Gorakšepą iš Everesto bazinės stovyklos ir mąstom, ką daryti. Geriam arbatą, bandom sušilt. Ar čia likti šiandien Gorakšepe, ar bandyti dar paeiti kelis kilometrus iki Labučės ir miegoti tenais. Bet to jau turėtų sutemti. Tai galvojam gal likti čia, bet problema ta, kad čia, kur mes nakvojam praeitą naktį, nebėra kambarių, viskas užbukinta. Tai dabar bandysim perėti kaimą, ieškoti vietos turbūt kur nakvot. Ir tada išsimiegosim ir jau ryte keliausim žemyn link Luklos, kas užtruks taip optimistiškai galvojam 2-3 dienas, bet pažiūrėsim. O dabar planas tiesiog eiti dar pakabinti Lietuvos vėliavėlės, nes esam tokioj vietai, čia kur valgom, miegam Gorakšepe, kur iš įvairių pasaulio šalių žmonės, kurie pasiekia Everesto bazinę stovyklą, palieka savo šalies vėliavas ir vardus. Tai mes irgi su nepaliautojais ir Lietuva planuojam čia palikti savo žymę. Gavom 4 mygtukus, kurių mums prireiks. Pakabinti lietuviškai 3 spalviai. Tik aišku, reikia jos ištiesinti biškelį, čia tokia naudoti, bet geriau nei nieko, nes neturim, nepasiruošėm patys. Reikia išsitiesinti. Dabar tokia lemiama akimirka, bijau sugadinti viską, dėl ko mes čia ėjom. Ir tikrai sugadinsiu, aš visada sugadinu. Nesugadinsi. 2024 lapkričio 18. Puikiai. Gerai. Štai. Segmentėlis. Daug turim smalsuolių. Mes irgi žiūrėjom, kaip kinai kabina. Galvom, nukabins ar nenukabins Taivano vėliavą. Nenukabino paskui, pažiūrėjom. Man atrodo, visiems įdomu, kaip įsieginėja. Štai tą lemiamą akimirką, kai
Mes su Žygimantu paliekam savo pėdsaką Gorakščia kaime, šiauriausioje Everesto bazinės stovyklos treko vietoje. Vos prieš valandą, gal net mažiau, grįžę į bazinės stovyklas. Vora mums! Vis kart valio. Valio, valio, valio. Ir vieną ilgą. Valio. Nu va. Štai, nepaliautai į Everesto bazinę stovyklą gerda Žygimantas, lapkričio 18 diena, 24 metai. Sukinėdama šitą lėkštę, ką tik išpyliau šitą skaniąją masalą arbatą. Tai yra šitų kraštų tradicinė arbata su pienuku ir prieskoniais. Tai tuo aš čia išsikuopsiu viską. Tai žodžiu, švenčiame, kad grįžom sveiki, sėkmingai pasiekę Everesto bazinę stovyklą ir užkandžiai pirmiausia užsisakėme bulvių, sūrių ir daržovėm. Tai kaip matot, tai yra tik užkandžiai, vadinasi, mūsų skrandžiai grįžo į normą. Čin, čin. Čin, čin. Šiaip nuostabu. Nors nakvynės vietų čia nebebuvo likę, su šeimininkais pavyko susitarti, jog galėtume likti nakvoti bendroje valgymo erdvėje prie pečiuko. Šioje vietoje visada nakvoja keliautojų gidai ir daiktų nešikai. Patalpa šiltesnė nei kambariai, suolai kieti ir naudingi stuburui. Baisu tik dėl vieno, jog butelių siena neužvirsto ant galvos. Tai šiandien įkopėm į ABC ir tai ir buvo turbūt pats džiugiausias dienos dalykas, kad pavyko pasiekti tikslą, nes keletą dienų buvo gana sudėtinga. Fiziškai jautėm bent jau kažkaip tokį silpnumą, buvo man atrodo apsinodijus ir tikrai buvo akimirkų, kai galvojau, ar aš fiziškai sugebėsiu. Tai labai džiugu, kad pavyko ir pasiekiau tikslą. Daug čia epitetų ir būdvardžių dar neturiu visam tam apibūdint, bet tikrai viena iš gyvenimo kelionių įvyko. Gal ant veido nesimato, bet širdį labai džiaugiuosi. Nežinau, ar buvo šiandien pats sunkiausias dalykas, gal ta mintis, kad tikslas pasiektas, taip ilgai svajota. O kas dabar? Suprantu, kad kelionė nesibaigė, bet tarytum čia buvo toks tikras iššūkis savo. Ir dabar tiesiog reikia rasti savo turbūt didesnį iššūkį. Dar laukia graži kelionė atgal. Kažkaip šiandien ėjau ir pasidžiaugiau apskritai, kad ta kelionė kartu su Žygimantu, man atrodo, mes turėjom labai skirtingų situacijų. Buvo ir lengva, bet kai lengva, visada yra lengva. Gali su bet kuo lengvai savo žingsniuoti. Bet kai yra tikrai labai sunku, tai tada, man atrodo, labai dažnai žmonės atsiskleidžia. Kaip jie reaguoja, kai jiems sunku ir kaip jie reaguoja, kai kitam sunku. Tai aš kažkaip mintise taip labai pasidžiaugiau ir pagalvojau, kad graži ta kelionė buvo. Tokia tarytum psichologinė kelionė savyje ir per save, bet kartu ir su to žmogum, su kuriuo tu keliauji. Tai buvo tiesiog labai gražu. Tai už ką aš esu turbūt dėkinga Žygimantui šiuo atveju. Nepaliautai sulig 3. 1, 2, 3. Nepaliautai. Tikrai nepalioviau. Prasideda 13 diena ir šiandien yra pirma diena, kai leisimės žemyn.